kad nuvyko net į Indiją. Kaip rašoma Tomo darbuose, šventas Tomas atvyko į Indiją kaip dailidė, skelbė Evangeliją, darė daug stebuklų ir mirė kankinio mirtimi. Šiandien pietų Indijoje, netoli Madraso miesto, yra veikianti krikščionių bendruomenė. Ji pavadinta įkūrėjo švento Tomo vardu, kuris prieš 2000 metų čia gyveno ir skelbė Evangeliją. Tėvas Adai Kalamas, Madraso parapijos vikaras, kalba apie šventą Tomą ir jo bažnyčią. Ši katedra iš tikrųjų buvo pastatyta 1886 metais. Anksčiau čia stovėjo maža bažnytėlė, o dar anksčiau buvo tik kapas. Galima sakyti, kad ši katedra pastatyta virš kapo ir nuo seno šios žemės gyventojai labai gerbė šį kapą. Ši vieta datuojama 1 ar 2 amžiumi. Čia yra apaštalo kapas. Jis buvo atkastas 222 metais. Todėl ši vieta istoriškai siejama su labai ankstyvų periodu. Pasakojama, jog šventas Tomas atvyko į Indiją 52 metais ir daugiausiai veikė Mailapore, nes ši vietovė garsėjo turtinga Indijos kultūra. Jis mėgdavo atvykti čia ir pamokslauti, lipdavo į kalną, kuris šiandien vadinamas jo vardu, Švento Tomo kalnu. Čia jis, kaip ir jo mokytojas, naktimis melsdavosi. Manoma, kad vieną tokią naktį jį čia užmušė. Jėzus Kristus pasiskelbė Dievo sūnumi, kai jis pradėjo suvokti Dievą ne kaip kažką labai tolimą, bet kaip artimą giminę, kaip tėvą. Tai didžiausia žmogaus reveliacija. Galbūt ankstyvajame periode tarp 12 ir 13 metų jis buvo atvykęs į šiuos kraštus. Nors istorinių įrodymų nėra, bet yra priežastys leidžiančios daryti prielaidą. Paramahansa Yoganandas, savirealizacijos draugijos Los Andželis įkūrėjas, buvo pirmas didis Indijos guru, kuris gyveno ir mokė vakaruose. 30 metų praleistus Pietų Kalifornijoje jis pašventė Seno ir Naujojo testamento tyrinėjimui. Savo knygoje Jogo autobiografija jis pasakoja apie dvasinį lavinimąsi Indijoje ir artimą savo mokytojų ryšį su Jėzumi. Tiesioginis Yoganandos pasekėjas Svamis Kriyananda, amerikietis meditacijos centro Šiaurės Kalifornijoje įkūrėjas, prisimena, ką Yogananda kalbėjo apie prarastuosius Jėzaus metus. Taip, Yogananda dažnai kalbėjo apie prarastuosius Jėzaus metus. Apie tai, kad juos, ar bent jau didesnę dalį, praleido Indijoje. Kartą jis mums pasakė, jog 3 išminčiai atvykę aplankyti kūdikėlį Jėzų buvo iš Indijos ir kad vėliau Jėzus vyko pas juos. Savo knygoje Amžinieji žmogaus klausimai, kurie išleido savirealizacijos draugiją, jis rašo: Dievas padarė Jėzų Kristų rytiečių, kad suvienytų rytus su vakarais. Kristus atėjo į žemę, kad pažadintų dievišką sąmonę tiek rytuose, tiek vakaruose. Tiesa, jog didesnę prarastųjų metų dalį Kristus gyveno Indijoje, mokydamasis pas didžiuosius Indijos mokytojus. Tai jokių būdų nesumenkina jo dieviškumo ir unikalumo. Atvirkščiai, tai rodo, jog visi didieji šventieji ir avatarai yra vienos sielos. Yogananda kalbėjo remdamasis ne mokslinėmis žiniomis, o intuicija. Taip pat jis minėjo, jog Indijoje yra rašytiniai paminklai, kuriuos rado Notovičius. Yogananda tuos faktus žinojo ir kalbėjo tvirtai įsitikinęs. Ar buvo ankstyvasis Jėzaus gyvenimas užrašytas raštuose? Jei taip, kas atsitiko tiems raštams? Tyrinėdami šį klausimą, grįžkime į 325 metus, į pirmąjį ekumeninį susirinkimą Nikėjoje, į kurį imperatorius Konstantinas sušaukė per 300 vyskupų iš tolimiausių Romos imperijos kraštų. Konstantino tikslas buvo suvienyti bažnyčią su valstybe.
Susirinkime buvo tariamasi dėl bažnytinės doktrinos pataisymo. Tai čia Jėzus buvo paskelbtas Dievo sūnumi, tai yra gimęs iš tos pačios substancijos kaip ir tėvas. Paskelbęs Jėzų vieninteliu gimus iš Dievo sūnumi, Konstantinas pamatė, kad istorinis Jėzus prieštarauja naujajam tikėjimui. Sakoma, kad 389 metais, praėjus tik 64 metams po pirmojo ekumeninio susirinkimo, bažnyčia sudegino senosios Aleksandrijos bibliotekos saugyklas ir tuos rankraščius, kurie galėjo prieštarauti Konstantino tikėjimui. Sekantys ekumeniniai susirinkimai toliau keitė pirminę doktriną. Todėl galimas dalykas, kad persistengusi bažnyčia iš bažnytinės doktrinos išbraukė Jėzaus metus nuo 12 iki 30. Susidaro įspūdis, jog iš Biblijos išimti ir kiti dalykai. Jūs turbūt žinote, jog pirmieji krikščionys tikėjo reinkarnaciją. Žydai ją tikėjo, ortodoksiniai žydai tebetiki ir dabar. Origenas, vienas iš didžiausių teologų po Šventojo Augustino, sakė, jog mokymą apie reinkarnaciją aptiko nuo apaštališkųjų laikų. Šis mokymas nebuvo išimtas iš bažnytinės doktrinos iki 553 metų, antrojo susirinkimo Konstantinopolyje. Neseniai buvo ištirta, jog to meto popiežius Virgilijus boikotavo susirinkimą, nenuvykdamas į jį. Iš Romos buvo tik vienas prelatas. Origenas dėl politinių priežasčių buvo prakeiktas ir visas jo mokymas, įskaitant ir reinkarnaciją, buvo uždraustas. Tačiau Biblijoje surandame užuominų apie reinkarnaciją. Pavyzdžiui, sakoma, jog Jonas Krikštytojas buvo Elijas. Daugelį Evangelijos vietų matyti, jog šis mokymas buvo priimtas. Pavyzdžiui, kai Jėzus paklausė, ką žmonės sako, kas aš esu, mokiniai atsakė, vieni sako, jog Jeremijas ar vienas iš pranašų. Jėzus jų nepataisė ir tuo matyt patvirtino, jog jis vienas iš senųjų pranašų. Taigi susidaro įspūdis, jog Biblija buvo suklastota dėl įprastinių priežasčių, dėl valstybinės religijos įtvirtinimo. Kai bandoma suvalstybinti religiją, valdantieji sluoksniai skelbia tai, kas jiem naudinga ir tai, kas paremtų bažnytinės dogmas. Mano manimu, tai buvo pasielgta ir su Biblija. Tai nurodo ir Jogananda. Biblijoje būta gilaus mokymo, kurį atskleidžia tik didieji šventieji. Šventieji, kurie savo gyvenimus skelbė šį mokymą. Iš kur dvasiniai mokytojai ir prabudusios sielos semėsi žinių esančių regis virš laiko ir erdvės? Ar tai akašiniai užrašai, kuriuos visi pasaulio šventieji vadina nuolat rašomų visos žmonijos žemiškos patirties dienoraščių, savotiškų kosminių kompiuterių, kurį išskaityti sugeba nedaugelis? Sakoma, jog tie nesunaikinami užrašai egzistuoja tam tikroje universalioje sąmonėje virš laiko ir erdvės. Amerikietis Edvaras Keisis, vadinamas 20-ojo amžiaus pranašu, pademonstravo savo sugebėjimą perskaityti akašinius užrašus per 14 000 aiškiaregystės seansų. Keisis suglumindavo abejojančius, stebindavo tikinčiuosius ir beveik visuomet jo teiginiai pasitvirtindavo. Kartais paniręs į sąmoningų miego būseną, jis klausdavo apie Jėzų iš Nazareto, kol susidarė aiškus prarastųjų metų vaizdas. Edgaro Keisio knygoje Jėzaus istorija pateikiama informacija apie Jėzaus mokymąsi. Transo būsenoje Keisis kalbėjo. Mokymosi Palestinoje periodas paminėtas tik jam laikinai apsigyvenus šventykloje arba Jeruzalėje, kai jis Luko žodžiais buvo su rabinais ar mokytojais. Jo mokymasis Indijoje, Persijoje ir Egipte užima didesnį laikotarpį, nes ten jis galėjo pasisemti tobulesnių žinių apie kūno išvalymą, ruošdamasis misijai ir stiprindamasis tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Šiandien Indijoje galima pamatyti šias apeigas. Apsiplovimai – tai ne tik fizinis veiksmas, tai žmogaus minčių, žodžių ir darbų išvalymas. Tikslas –
švariam žmogui susilieti su Dievu.